paskutinį pykčio kiekį išgėrė, duos dangus, išgirsi meilės. Gruodžio 5 dieną kultūros centre jaunystė neįgalių draugijos šakių skyriaus nariai iškilmingai paminėjo draugijos gyvavimo 20-metį bei prisiminė praėjusią pasaulinę žmonių su negale dieną. Į šventinį minėjimą suvažiavo per 100 svečių iš viso rajono. Neseniai dar vienai kadencijai išrinktas rajono neįgalių draugijos pirmininkas Saulius Rakauskas pasveikino visus rajono neįgaliuosius, trumpai apžvelgė draugijos kūrimosi pradžią bei jos istoriją. Pasveikinti visus su tokia gražia švente, kadangi gruodžio 3 yra minima tarptautinė neįgalių diena ir juolab, kadangi sutapo šie metai su neįgalių draugijos įkūrimo 20-mečio. Tie renginiai vyko praktiškai visus metus, vainikavo ko gero didžiausias renginys, dauguma ko gero buvo Siemens arenoje, buvo suorganizuotas labai koncertas, kuriame dalyvavo virš 5000 neįgaliųjų. Tai buvo vienas iš didžiausių renginių, kurį buvo suorganizavusi per 20 metų neįgalių draugija. Rajono neįgaliųjų draugija šiandien priklauso per 1300 fizinę negalią turinčių rajonų gyventojų. Lietuvos neįgaliųjų draugija įsikūrusi prieš 20 metų, šiuo metu yra gausiausia neįgaliųjų visuomeninė nevyriausybinė organizacija, vienijanti per 40 000 šalies neįgaliųjų. Savo veiklą organizacija siekia, kad neįgalieji taptų lygiateisiais visuomenės nariais. Rajono neįgaliųjų draugija yra pati gausiausia tarp visos Lietuvos neįgaliųjų draugijų. Šventinėme renginyje Kudirkos Naumiesčio poezijos teatras susirinkusiems dovanojo vaidinimą pagal Šekspyro sonetus ir meilė, ir svajonė, ir daina. Pasirodymo metu dainavo Valdas Pališkis, šoko Evelina Karpavičienė, eiles skaitė Laimutė Mockevičienė.